tada per tą spektaklį, kur ten kažkada pas Viliją, kur aš atvažiuodavau tik ir jūs ten A, kad ten pasipūtęs mergaitės. Jo, ir aš tada tave stūmiau, kokie tu ten, žinai, ten pasikėlus ir rėkui ten. Jo, ir ten kažkokia ten, ir ten, ir paskui Bakštas už ją balsuoju X Factoriai. Kupiškietė Miglė Pivoriūnaitė visai Lietuvai tapo žinoma kaip televizijos projekto X Factorius dalyvė. Tema Info lankytojus kviečiame su jie susipažinti iš arčiau. Pradėkime nuo pradžių. Kokia tu buvai mokykla? Gal truputį kitokia nei kai atvažiavau į Vilnių, nes čia Kupišky tai truputį kažkodėl buvau užrėtus nosį, bet nežinau dėl ko, o kai nuvažiavau į Vilnių, nusileidau ant žemės, tiesioginė prasme, ir kai nuėjau X Factorių, tapau dar paprastesnė negu. Džiaugiesi tuo? Ja, labai. Ar kai gyvenai Kupišky į mokyklą, ar svajojai apie, didžiąją sceną? Šiaip jo, aš jau senai svajojau, dar prieš tai norėjau į X Factorių, bet dar tikrai nebuvau pasirengus tam, tada tikrai dar nebuvau, nes ir angina buvo man, ir operacija, ir aš negalėjau tada dalyvauti ilgą laiką, tai... Muzikos mokyklą irgi lankei, taip? Jo, lankei. Tu ten lankei instrumentą, dainavimą? Ir dainavimą, instrumentą, ėjau 7 metus dainavimą. Ten buvo specialybė dainavimas, bet ėjo ir fortepijonas, paskui mokiausi metus klarnetu, paskui ėjau išplėstinį mokslinį žodžių. Raminta tavęs klausė, kokią žanrą filmų tau patinka? Man veiksmo. Šaudo gaudo. O ne musicalai? Ne, kodėl, kad aš tikrai. Ne, man labai patinka šaudo gaudo. Prisimink save 12 klasėje ir, žinai, visi 12 klasėje turi rinkti savo gyvenimo kelią. Ar tau buvo sunku pasirinkti? Truputį jo, nes mėčiausi, nes norėjau visiškai būti neįtėmą policininkė, nežinau, gal aš norėjau būti policininkė. Bet šiaip paskui viskas gerai susiklostė su to, kad aš tikrai prie muzikos, prie meno, tai man Vilija labai dar padėjo Markūnaitė ir sakau, Nindės Jankauskas man labai padėjo, tai atrasti savo gyvenimo kelią. Ir jis dabar yra į ką nukreiptas, ką studijuoja? Muzikinį teatrą. Muzikinį teatrą? Tu sujungi muziką ir vaidybą? Jo. Nes, kiek aš pamenu, tu esi ir gera aktorė, taip? Aha, taip. Ar tau patinka tas aktorystės menas? Jo, bet aš labai pasilgau Kupiškio spektakliukų, tai šiaip labai patinka. Ar tu skaičiau, ar girdėjau galbūt vienam iš to interviu, kad tu pasieksti Kupiškį? Jo, aš labai jau pasieksti. Ir tik išvykusi supratai, koks yra nuostabus? Jo, nes kai buvau 12 klasėje, ne tik tai vaikščiodavau ir sakydavau, kad čia nėra ką veikti, čia labai miru, bet pasirodo, čia yra labai daug ką veikti. Ir čia labai gera. Nes nėra tokio šurmulio eismo, čia toks gaivus oras, švaresnis nei Vilniuj, tai man tas labai patinka. Ar planuoji grįžti kada nors čia? Niekas negali žinoti. Nes daug žmonių klausia, ar grįšiu į Kupiškį pakoncertuoti. Tai jo, aš darysiu savo koncertą į Kupiškį. Ar tai vadinsis padėkos koncertas? Taip, fanams. Fenams? Fenams. Dėl feno aš viską atmintinai, žinai, neišmokstu. Aš apsirašau. Mes turim klausimą nuo didelio feno. Angliškai big fan, šitą tai aš įsiverčiau. Su kuriuo X Factoriaus dalyviu labiausiai susibendravai? Su Marija. Marija. Jo. Kodėl? Kas jūs suvedė? Aš nežinau, gal mūsų Požiūris į vaikus? Požiūris į gyvenimą, nes aš net nežinau, aš tada prisimenu, kaip mes pradėjome bendrauti, bet taip kažkaip net nežinau, visada pasisiūlydavo mane parvežti ir gavosi taip, kad ir į mamos apdovanojimus kartu važiavom, labai susibendravom, mūsų charakteriai tokie yra panašus, tai galbūt tas, bet šiaip nelabai fain, suaugus labiau žiūri į gyvenimą realiau negu kiti. Puiku. X Factorius prieisim vėliau, pakalbėkim dar apie tavo, tu be muzikos dar kažką darai, kažką veiki, kažką turi? Ar tu viena iš tų, kur muzika man yra visas gyvenimas?
Ne, aš dar ir sportuoju, tai kai galiu, bet šiaip tai net nežinau dabar, mokslų daug užima, nes mes moksluose ir mes labai daug turim sportuoti ir lavinti kalbą ir baletą mes turim ir klasinių žodžių, ten džiazo šokį, tai čia toks, nepasakyčiau, kad aš vieni muzikai esu įklimpus, nes vokalo paskaitų tai būna labai mažai. Sakai, kad sportuoji, tai kiek stumi? 120. 120? Sportas ir muzikinis teatras, kas čia per... Čia mane mulkina? Aš nežinau, aš anksčiau sportuodavau, bet per X Factorį labai apsileidau, nes labai daug valgyti pradėjau stresas per stresą. Aš žinau. Ja, mažutėj. Tai mokslai suėda daug laiko. Jo, bet aš dėl to visiškai nesijaudinu ir esu labai patenkinta, nes tai yra mano sritis. Tai yra labai įdomu mokytis, o ne kai reikėdavo sėdėti mokykloje ir tu galvodavai, kada greičiau pasibaigs pamoka, nes čia taip nuobodu. Ką mėgsti veikti laisvalaikiu, tai yra, kai tu grįžti į namus? Ar tu mėgsti filmų žiūrėti, gal tu mėgsti gaminti, susidinėti lašeliu? Jo, šiaip grįžti namo, tai dažniausiai visuosi, visą dieną beveik guliu lovoje, gaminu šiaip valgyti jo, nes mama grįžti pavargus po darbo. O tai būna šiaip su draugais susitinku mieste, jeigu dar turiu laiko, nes šiaip tai visiškai nėra dabar kokios, nes ir koncertų padaugėjo, tai truputį turiu viską į šalį numesti. O koncertai kokie? Kada, kur? Tai buvo dabar Litexpo už saugų internetą, mes ten kažkur dainavom, net nežinau. Tai ten vaikam kažkokiam irgi dainavom. O dabar šiaip vasarą labai daug kur kviečia, tai mane į Kupiškį mūsų meras pakvietė Liepos 6 berods dainuoti. Čia tai šventai. Kaip tie vadinas? Mindaugo karnavalio diena. Tikrai. O sakyk, koks tau, čia vienas iš klausimus, tai koks tau balsas? Ten yra altas, yra bosas. Aš irgi visada galvodavau, kad aš esu altas, arba ten tas bosas, arba ten tie visi mecas, bet aš esu balsas. Balsas yra nuo ten iki ten, gamose ir panašiai, tai aš esu balsas, aš tiek žemai, tiek aukštai galiu padainuoti. O kur tau geriausiai sekasi? Per vidurį. Kaip visada. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know that from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. Tu esi atlikėjai, bet mėgsti kurti kažką? Ir aš apie šitą pradėjau galvoti, nes po šio projekto mes tikrai turėsim rodyti iniciatyvą visiems prodiuseriam ir mes turėsim būtinai dainas kurt, bet aš labai to nemėgstu, bet kažkaip jeigu su labai dideliu noru, tai kodėl ne? Aš turiu vieną tokį eilėraštį labai gražų. Tai gal nori padaryti šią dainą? Tai padarys. Nes ten yra žodžiai tu ir aš, mes kartu, bet jei ne aš ir tu, tada mes atskirai. Nesigauti kažką čia stabaus padaryti? Ja, gerai, puiku. Kas nutiko tavo įdomiam gyvenime, kad tu... Kaip tu priėjai prie X Factoriaus? Gal... kai baigėsi Lietuvos talentai, mes su Valdu prieš tai dainavom, ten buvom jos bekai ir man patiko ta visa virtuvė ir aš norėjau išbandyti pati. Ir užpildžiau anketą, bet aš viską ėjau su juoku, aš negalvojau tikrai praeiti taip toli ir tiesiog pastumėjo tėvai ir giminės ir ta pati mokytoja ir visi draugai, kad eiti išbandyti, jau išbandžiau ir nuėjau toli. Ar tau dažnai taip juokais pavyksta padaryti didelius dalykus? Ne. Čia pirmasis toks? Ja, čia pirmasis toks. Kristina klausė tavęs, iš kur sėmėsi jėgų dalyvauti tokiame dideliame projekte kaip X Factorius? Kas yra tavo jėgų šaltinis? Draugai turbūt. Buvimas su savimi net nežinau. Aš net nežinau, kas man. Kiti X Factorius dalyviai, kiti prodiuseriai labai daug padėjo. Ta pati džiazu labai daug jėgų. Kažkaip... Ar tau teko lašinti kokią nors lašelinę? Ne, bet aš irgi kažkaip buvau Amerikos Baltijos klube, bet niekas neparodė. Tavo lygos niekam. Jo, Nematyti neįdomios. Sirk.
Who cares? Tu pamatai tą virtuvę. Ir tau... Tu taip ir įsivaizdavai ją, ar kažkas visiškai atsivėrė naujo? Aš įsivaizdavau ją baisiau, nežinau ko. Aš galvoju, kad ten viskas režisuota, bet ten viskas tikra. Ten viskas tikra? Taip. Gerai, dabar aš jau paklausiu, tai kokia ta virtuvė? Kaip vyksta... Kaip praleidavo tavo tą X Factoriaus savaitę nuo sekmadienio iki kito sekmadienio? Repetuodavom labai daug su džiazu. Džiaugiai daug repetuodavom. Būdavo netgi toj savaitė, kada koncertai, sakau, kiti visiškai nei tema. Tai dainas rinkdavomės. Labai sunkiai įsirinkdavom, nes būdavo, kad ir aš sirgdavau, ir balsai netitikdavo, ir per aukštus, ir per žemus, tai ir dar su žodžiais truputį problema, tai žodžių repetuodavom labai daug. Ir dar mokslai, tai žodžius. Marius klausia, kodėl kai kas nors tau nepavyksta, tu visada nusisuki sceną. Ir aš dar nuo savęs pridėsiu ir apsižvaigdė. Dramos karalienė. Tiesiog sukilo visas emocijos, dėl ko man nepavyksta. Man viskas pavyko, bet kad ten pradžioj sumaliau ne taip, tai jie nemato, kas vyksta salėj. Tiesiog mano visa palaikymo komanda, gal buvo šį kartą 30 ar daugiau netgi žmonių, jie visi sustojo su plakatais ir skandavo Miglę, tai automatiškai man sukilo visas emocijos. Dar prieš tai brolio video parodė kariuomenėj, nes aš važiuodama į mamos apdovanojimus, tą video pirmą kartą pamačiau ir aš apsižlimu, tai man dar labiau emocijos sukilo. Tai, aš esu tokia, kad aš emocijų tikrai nesulaikysiu ir aš kodėl nusisuku, nes, aš apsiverkiu, šiaip, nežinau, aš toks žmogus esu. O kaip pjaustai su Laurina irgi? Ar atvirkščiai, kaip pjaustai? Ne, nes su akiniais būna. Aš turiu galvoju. Gerai. Vis tiek, tu pati supranti, kad dauguma mano, kad tau yra statomas šios šlangutės tokios ir tas ašaras paleidžia tos viršelį. Šlangutės. Ką žmonių galvoju dedasi, aš nesuprantu. Čia iš tiesų aš pats galvoju. Viskas aišku. Bet tai iš tiesų tos emocijos būdavo tikros ir jos atsiranda iš begalinio noro gerai pasirodyti ir nenuvilti tų žmonių? Ar dėl to, kad tu supratai, kad dabar tikrai dėlmėsi 10 000 eurų, ar kiek ten bebūtų tūkstančių ir dėl to... Ne, dėl pirmo varianto. Ar nebuvo skaudu, kad pati negali rinktis dainų? Ne, čia yra televizinis šou, tai čia yra normalu, mes turim prisitaikyti prie prodiuserių, tai aš tai visiškai dėl to nepergyvenau, bet jų buvo variantai geri, bet buvo variantų labai negerų, tai ką padarys. Dabar tu sudalyvavai projekte, tave pamatė daugybė žmonių. O kas iš to? Ką? Čia, kalbėkime, aš užduosiu... Ką tu čia norėjai to įrodyti? Jo, ką tu čia norėjai to įrodyti? Tipo, čia naisi, aišku, kažkiek X Factorių, tu čia tipo parodysi. Ir iškalbė kažką tai. Norėjau parodyti, kad iš mažo miestelio žmonės daug talentingesni negu iš visokių Vilnių ir Kaunų. Nes iš tiesų pas mus Kupišky labai daug talentingų žmonių yra. Ir aš žinau, kad dar ne vienerius metus eis mano draugės X Factorių ir jos išgarsins į dar labiau. Yra gerbėjai tie, kurie džiaugiasi tavo muziką, yra gerbėjai, kurie džiaugiasi tavo grožiu. Ir, kaip pasakyti, visi žinom, kad tavo širdutė yra užimta. Taip? Bet ar atsiranda tų vis tiek gerbėjai, kurie neša gėles ir skambina ir sako, ką tu vakare? Ne, skambina, gėles neša tik mažai vaikai, o per Facebooką tai jo man parašo, kad vienas buvo parašė, kad aš tave įsimylėjau, tu būsi man, aš tavo gyvenimą padarysiu gražesniu, tu turėsi viską, aš tau nupirksiu mašiną, namą, ten žodžiu pradėjo rašyti ir paskui parašė, tu sakai per straipsnį, kad tu nepasikėlus, bet tu visiškai pasikėlus, tu mane atrašai ir paskui vėl atrašai, ir tu mane myli. Aš tai visai žinau. Aš galiu spėti to žmogaus Facebook vardą pavardę. Grožaliukas Mercedes. Grožaliukas Mercedes. Panašiai. Gerai, ar tu sudalyvavai projekte, ar tu gavai pasiūlymų? Nes, pavyzdžiui, kai aš nueinu kokią nors castingą, aš tikiuosi, kad mane pamatys režisierius, pasiimsiu savo filmą, tada aš tapsiu, jau turėsiu savo vardą. Net nebejoju, kad tu panašiai irgi įsivaizduoji, kad tu nueisi ir galbūt tau kažkas kažką gero pasiūlys. Matai, man labai daug rašė jau, kad jeigu neturėsi vadybininko, aš galiu būti tavo vadybininkas. Irgi tas BMW, Mercedes grožaliukas X. Ne. Ar rimtesni? Rimtesni. Aš nežinau iš tiesų. Ar tu nori jau šokti tą valtį, kaip tave? Mes negalim šokti jokią valtį, nes yra 2 metų sutartis. Tu priklausai projektui dar. Taip. Ir jie tavo veidą naudos kaip nori, čipsų pakelio galite, Selitos reklamoje. Ant Optima linija.
Sviesto. Žinai, kadangi kaimo žmonės perka optimą liniją, tu save pristatai. Ant aliejaus. Miglės aliejaus. Išgeri to aliejaus, ne, įkepi blynus ant to aliejaus, tavo balsas tampa kaip miglės. Arba miglės arbata. Ne. Šitą iškirpim, nes mūsų laida yra rimta ir tu negali taip juokauti. Atsiprašau. Gerai, ar projektą jauti didelį spaudimą, tai juo labiau mėgau, įsiklausė Ieva. Iš pačių prodiuserių, tai jie kaip tik skatino viską daryti gerai, nežemint savęs, kad tu esi geriausia, kad tu esi tokia renokė, bet spaudimas gal buvo labiau psichologinis toks nusiteikimas, kad kaip čia, ką čia padarysi, ne taip, žodžiu. Ar išdrįstum padaryti savo favoritų penketuką? Iš visų X-Factorių dalyvių, kurie buvo nuo pradžių, nuo grupių, kas tau manime turėtų būti top 5, nevardinant nuo pirmosios, bet kas 5? Aleksas, Original Copy, Domas. Tu ir? Ne. Nu gerai, bet esi aišku, kas tikras. Monika ir Tomas. Jie tikrai verti. Tikrai. Gerai, tada žaduosiu klausimą. Ai, man Zetapeit labai sukau dar patiko, va. Jis labai fainas. Kad fainas, tai taip. Benas Jonušys klausė, ar būsi... Man draugelis. Tavo draugelis, tada neužduos šitą klausimą. Ne, užduok, jis labai fainas. Ar būsi X-Factoriaus trepo Lietuvą? Ar dar neaiškus šitie visi dalykai? Čia priklauso nuo prodiuserių viskas. Bet aš manau, kad tu būsi. Kaip tavo moteriška intuicija veikia? Vis kad X-Factoriaus turą nebus šiais metais. Na, Benai, nebus. Jau nebus ir myli. Ar spėjai pasimti viską iš X-Factoriaus? Jo. Pasiimu daugiau negu reikėjo. Kas yra didžiausias dalykas toks, tikrai, kur gal net nesitikėjai gauti? Tai susipažinti su džiazu. Kokia yra džiazu? Ar yra Kavenska? Ne, jinai yra visiškai paprastas žmogus, jinai yra paprastesnė už mūsų susidėjus ir jinai tiesiog televizija ją tokią padaro, kad nebūtų aretipo pasipūtus, bet jinai iš tiesų yra labai paprasta, jinai labai miela, jinai jautri, jinai turi jausmus. Jinai irgi žmogus. Ir tau jį patiko? Taip. Ar jūsų bendradarbiavimas tęsiasi ir dabar toliau? Ar tu jau esi žvaigždė? Ne, aš nesu žvaigždė ir aš nebuvau žvaigždė. Aš iš tikrųjų net nežinau tą žvaigždė, kaip apibūdint tą pasakymą, nes man labai juokinga, kai prieina, čia mūsų žvaigždutė ir panašiai. Taip, aš suprantu, kitiems žmonėms esu žvaigždė, bet aš pati savęs gyvenime nelaikysiu žvaigždė, nes, nebent aš nežinau, būsiu tam pasiekus kažkiek ten kaip mano dėstytojai ir kiti pati džiazu, bet dabar tai aš savęs negaliu laikyti žvaigždė, nes mes tik mažą laptelį nuėjom. Aš esu iš kaimo, aš esu visiškai paprastai, aš nemokėjau kokiantis. Aš galiu, šitoje laidoje galima apie save pasakoti? Galim. Aš kai išvažiavau į Vilnių ir nenorėjau pasikelti, aš nedalyvau jokiame projekte, bet aš tiesiog bijau pasikelti. Aš visą laiką save irgi laikydavau kaimo žmogum, tai būdavo mano priemonė apsisaugoti nuo užriestos nosies sindromo. Ar tai kažkas panašaus apie tavyje yra? Deja, bet ne. Tu tiesiog iš tiesų esi kaimo mergina. Taip, nes aš daug ko mačius. Ir mėšlo. Tiesioginė to žodžio prasme. Kas jo nematė. Ar teko karvę melžt? Aha, kai buvau mažytė pas močiutę kaime, tai patikdavo. Bet ta karvė būdavo pasiūtus. Jei suodė, dar kartą davė. Gal ten jautis buvo? Ten karvė. Čia rajone, kas čia rajone, čia rajone, pala, čia rajone, pala, rajone, čia rajone. Kada galima tikėtis tavo albumo? Bent jau kažką ten Apple mažo albumo virtualioje erdvėje. Net neįsivaizduoju. O Jėzus, čia uždavė klausimą. Bet tu svajoji apie tokius dalykus? Tai faktas, aš manau, kiekvienas dainininkas yra tas klausimas. Koks būtų, kaip pavadintum savo pirmąjį albumą? Miglė mergina iš kaimo. Mėšlas. Ne, bet vis tiek mes orientuojamės į tarptautinės
ringas, tai turėtų būti angliškas pavadinimas. Jo, šiaip jo. Tai būtų shit. Jo, shit. Shit album. Asta klausia, kokie tavo tolimesni planai šiam vakarui? Čia vakar. Rimtai? Ne, šiaip. Bendrai, o paskui, Ai. kai atrodys, kad nieko įdomus nepaskaiš, paklausiu šiam vakarui, tada bus linksmiau. Tai tęsti savo karjerą. Kaip netikėta turbūt, ar ne? Toks netikėtas Taip, atsakymas. nes tau kiek 19-20 metų tu kalbi apie karjerą, kaip tie žmonės kalba tą vakarą. Didžiausias iššūkis. Noriu tave pagerbti nuo savo sužadėtinės, kai buvo paskutinė laida ir kaip tu pirmas sakinius žodžius užstrigai, tada tu labai profesionaliai užsimerkiai, 3 kartus įkvėpėjai, pagalvojai apie čipsų traškučius, bulvių traškučius. Jo, nes įsivaizduoju reklamą. Jo, ir tada atsimerki ir puikiai stoji ir... Šiaip ne čipsų, tie badasriai, bažnai karjerą. Apie tas. Greitai paruošiamas liubinis. Jo. Bomžpakis panašius. Kaip tu jautiesi tą akimirką, kai tu sumaišai žodžius ar užsikratai, kas ten nutiko, nutirpo viskas? Jo, galvoju, dabar tai pavarysi. Bet tu puikiai grįžai, tu tikrai sudainavai žiauriai nuostabiai. Jo, tiesiog, nežinau, jis pasidarė, gal jautau, kad iškrisiu ir... Ai, net nežinau iš tikrųjų. Apie tai net negalvoju, viskas labai gerai. Taigi turėjom nuostabų pokalbį su princesė Miglė, su mūsų Lakštingala. Pavasaris artėja, galėsi čiulbėti, nenustoti. Ačiū Miglė už smagų pokalbį. Ačiū Jums labai. Linkime didžiausios sėkmės. Būk tokia, kokia esi. Mergina iš Kupiškio.